Taigi, tikėjimas mes galime ir fanatiškai prieiti prie klausimą, ir sentimentaliai, kas ir daroma, todėl sakoma, yra 3 rūšių tikintieji ten, kurie pirmos rūšies, kad jie neturi žinojimą ir nelabai tiki, tai jiems sunku, aišku. Ir jeigu bendraus su tais, kurie turi tikėjimą, jie, reiškia, gali pasiekti 2 kategoriją, ir 3 grįžti dėl Dievas. Vaktinis Argintas Sindoje iš Rūpa Gosvamės aprašo kelią. Taip, prašo, kad iš pradžių kas eina mažytis tikėjimas, kad mes pastebėjom, kažin kas ką daro, mes tik stebėm vienas kitą, kažin kas patiko, mes pabandom, kaip čia sako, tik pabandžius gali gauti tyrą patyrimą. Ir Dievas, kaip sako, yra dvasinė būtybė. Ir mūsų siela gali tik tai užfiksuoti, tai reiškia viskas susiveda taip pat. Pasiekojimo tarnyba ir stebėjimo tarnyba, reiškia atliekus veiksmą dėl Dievo kažin ką. Čia valanda, kad buvo pas vieną navėjas prie šitą aukų ir tas neduoda, pradėjo aiškinti, kad čia nėra krizė, čia anas. Sako, nuklausyk, padaryti dėl Dievo, ko nors. Ir aš kaip nesąmonė, kažką padaryti dėl Dievo, nors mažytį dalyką, čia amžinas žingsnis. Tai va čia mes turėjom šventę, Viešpaties Krišnos ateimo dieną, Šri Krišna Mahotsava ki Jai. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samstapanarthaya sambhavana yuge yuge. Kad apginti šventuosius, tai yra tuos, kurie, sakai, tiki vedu ir dirba ir gyvena pagal vedas. Tai jie šventieji, tai Krišna jais rūpinasi. Todėl svarbiausia į tą kategoriją papulti, Krišna, reiškia, iš karto rūpinasi. Ir reiškia, nubausti nusidėjimus. Vėl nukrypėmės, reiškia, kurie ne tik, kad neklauso, bet ir dar priešiškai daro, tai reiškia, ateina. Ir kad atstatyti religijos principus, tai epocha po epochos iš ateina pas Krišną, kaip sako. Taip pat kalba ir Čaitanė, po 500 metų atgal atėjo Čaitanė, tai yra pas Krišną, atėjo Radha Krišna. Atėjo, sako, kada vėl žmonės užmiršo tą amžiną religijos kelią, kad materialus pasaulis sukurtas. Viskas, kas čia yra materialių pasaulyje, yra skirta dėl grįžimo gyvų būtybių pas Dievą. Tai yra, kada mes pradedam naudoti, kas yra čia materialioje gamtoje, viskas dėl Dievo, mes faktiškai ekstazijai. Kodėl ekstazijai? Kadangi viskas skirta. O jeigu mes tik tai kažką pasisavinom, mes iš karto liūdim, mes iš karto depresijose, mes iš karto gaunam smūgį, auklėjimas vyksta. Sako, Durga turi kiek ten rankų? 20 kiek ten. Ir sako, tai ką tas rankos reiškia? Reiškia, pagal vedas jau gyveni, ten reiškia, gauni, su viena ranka už tą gauni, su kita ranka už tą, dar su koja paskiri. Bet jeigu gyvenam pagal taisyklės, o taisyklės labai paprastas yra, kaip toliau kalbėsim. Iš karto mums geriau, taip sako. Pirmas požymis, kad žmogus pradeda gyventi religingai, tai kad jam palengvėja iš karto, tai praktiškai, visi pastebėm. Kaip tik pradedam daugiau mantras kartuoti, kad prasado daugiau valgys, tai iš karto palengvėja. Sako, atsiskleidžia vienas krūvas ir lapelis, o jie 2 yra. Antras, reiškia, labai situacijos palankios. Tai apie tai galvoja Rūpa Gosvamės, tai praktiškai, apie charakteristiką. Kai pradedam dėl esadimo tarnybą, pradedam dėl Dievo ką nors daryti, prasideda, reiškia, tokie variantai. Tai sako, Paritranaya sadhunam, aš apginu savo bhaktą. Duoda galimybę, reiškia, mums pajust, kaip ir čia sakė, kad čia žinių paslaptis, tos žinios ateina susilietus su dvasiniu, su Krišna susilietus, darant dėl jo. Ir reiškia, tas procesas atliekamas su džiaugsmu. Tai vat, kada užmiršo žmonės po 5000 metų, vėl ateina Krišna, ateina kaip Čaitanė ir moko to patį. Bhaja Krišna, Bala Krišna ir kas trečia? Kora Krišna. Bhaja Krišna, Bala Krišna ir Kora Krišna. Ką reiškia? 3 dalykus darykit. Kartuokit mantrą, Hare Krišna. Lenkitės dievybėm, kad nebūtumėm personalistai.
Ir tai reiškia, pasakykit, kad kiti taip darytų. Kalbėkit apie Krišną, pasakykit, kad kiti darytų. Tai tos bendruomenė, kurį mes labai svarbu, kad mes turime trečią padaryti. Pasakyti kitiems, reiškia, mes patys taip gyvenam. Ir nors savo niekada nesakusios, taip gyvenant, jau kitam yra aiškina. Tai va, tokie dalykai, reiškia, 3 yra labai svarbus. Kada Krišna atėjo į šį pasaulį per 5000 metų atgal, tai priežastis buvo motina žemė skundėsi, motina žemė deivė yra, taip praktiškai. Galinga yra, įkūrė, palaiko ir naikina šią materialę gamtą. Tai va, kada tai pradėjo, šitie karaliai pradėjo kariauti tarpusavį ir rankint ginklais, tryptą žemę, jį pasiskundė Brahmai, mes žinom tą istoriją, aš trumpai, pasiskundė Brahmai, aš tik vieną aspektą. Pasiskundė Brahmai ir Brahma, žiūrė, kad jis nebesugeba tą padaryti situaciją pakeisti. Tai su visais pusdieviais ir su Šiva nuvyko prie Tėvo okeano kranto, kadangi Višnu yra nepasiekiamas pusdieviams, tiesiogiai kalbės su juo, kadangi nėra tos švaros, tai jie pradėjo melstis ir kviesti, reiškia, situaciją piešti, kokią situaciją čia žemė, kad reikia padėti, pataisyti, kadangi, sako, paritarina sudūnam, vinašoje čia iškritam, nubaus nusidėlius, taip praktiškai. Atėjo laikas jums nubaus nusidėlius. Neįmanoma čia gyventi jau čia žemėje, reiškia. Ten tik žangina. O ką tai reiškia žangina ginklais? Aš ir mano, čia mano žemė, kaip sakė Prabhupada, kada buvo pjautynės Indijai Kalkutai, išpjaujo ten kiek milijoną žmonių, ne, praktiškai. Tarp hinduistų ir musulmonų. Jovė musulmonai nežiūrėdami, ant gatvės pagauna, iškart lapjauno vaikas, ne vaikas, moteris, nesvarbu. Tai tik išpjovė. Ir paskui sako, guli ten lavonų krūvą, ten ir hinduistų, ir tų musulmonų. Ir dabar klausia, tai kurio čia tai žemė? Kur aš tai tam? Jie kovoja dėl žemės, dėl tų žmonių turtų. Tai va, ir tie turtai nepriklauso niekam, aukščiausiam priklauso, jie skirti, kad tą žmonės gyventų ir galėtų išsivaduoti. Taigi, Višnu, paskui Brahma sėdo, pradėjo medituoti. Jis rodo pavyzdį, kaip mums irgi. Pradėjo medituoti aukščiausiai širdį ir gavo atsakymą. Gerai, ateisiu žemę. Ir Brahma nežinojo, kada atėjo Krišna. Jis ten atėjo Krišna, žaidžia, žaidimai įvairūs, transcendentiniai įvairūs. O ką tie žaidimai yra? Čia rodo mūsų demoniškus norus. Tie žaidimai parodo, kur mums reikės susidurti su kokiais dalykais. Dviveidiškumas, Agasūra, nepraškai. Agasūra ar Šikalba. Ir taip toliau. Kiekvienas turi savo. Ir Krišna juos likviduoja, kadangi atsidavimo tarnybą Bhaktas daro. Bhaktas daro atsidavimo tarnybą, kamą reiškia likviduoja. Paskui pyktį likviduoja. Ir taip toliau palaipsniui, taip beprotystę, iliuzijas užmuša, egoizmą, priešiškumą užmuša. Reiškia, tai Krišna vykdo tą, reiškia, situaciją. Ir dabar Brahma žiūri, kad čia kažkokios jėgas mistinės jau, kad jau jam įdomu. Ir jis stebėjęs, tada žinot tą istoriją, kai jis tokia paslėpė tos piemenukus ir tos veršelius ir žiūri, kas bus. Krišna įsiskleidžia, kaip Višnui kiekvieną, reiškia, atkūrė tą visus tos piemenukus, visus veršelius atkūrė. Brahma suprato. Brahma suprato, kad čia, reiškia, aukštesnė jėga už jį, o kas gali aukščiau. Tik tai būt Krišna gali. Reiškia, Krišna atėjo. Brahma susigėdo, jis atpažino, kad čia yra aukščiausias dėštas. Čia labai svarbus momentas. Bhaktivedanta Sarasvati savo testamente yra pasakęs, kad Bhaktas pirmiausiai turi viską daryti, kad suvokti, kad Dievas yra aukščiausias asmuo, ne jis. Mes taip atrodo pripažįstam Dievą, ne? Čia ir sako apie tikėjimą. Bet mes tai dėl jo nieko nedarom, ne? Nesiduodam. Reiškia, mes nepripažįstam. Religija, tai kas yra religija? Religija tai yra veiksmas dėl Dievo. Tikėt galime įvairiai tikėti, kad veikti dėl Dievo tai yra. Jeigu veikiam, tai reiškia religingas žmogus. Tai va, Brahma suprato jis ir kai suprato, tai ką jis iš karto malda, ne? Hare Krishna, ten kaip ten, tai nesvarbu, kaip mes eisim, jis tai nesakė Hare Krishna, bet jis krito į kojas ir sako, reiškia, atleisk, aš ten, kaip sakant, tau jau. Ir taip toliau. Ir tai Sanatana Gosvamis komentuoja šitą situaciją. Sako, Brahma,
kada jis pripažino, kad aukščiausiai dieviškas asmenį pripažino ir jis pradėjo medituoti, pradėjo melstis, pradėjo atsiprašinėti už savo tą, mes irgi turime už ką atsiprašyti, tai praktiškai pradėjome atsiprašinėti. Ir sako, jo širdis apsivalė ir jis galėjo pradėti labai gerai kartuoti, tai yra atlikti sankirtaną, tai yra kalbėti apie Krišną. Jis pradėjo, Brahma Samhita pasakė, taip praktiškai jis. Kaip ten prasideda? Pirma šloka. Išvaram, paranam, Krišnam, sačintanam, raham. Pats Krišna yra aukščiausias dieviškas asmuo. Jis iš tų priežastis, taip praškai, paskui pradėjo visą, nuo pusdievio iki, nuo žmogaus iki pusdievio iki, reiškia, jo pašlovino. Sako, jo širdis apsivalė, jis tada galėjo gerai atlikti sankirtaną, reiškia, tai va. Ir pavyzdys mums yra. Čaitanė, kaip minėjau, sakė, kaip kalbėjom, viešvas Čaitanė Mahaprabhu 500 metų atgal atėjo, jis tą patį viską parodė praktiškai, kaip daryti. Taigi mums labai paprastai dainuoti, šokti, valgyti prasadą, bet susirinkus. Tai yra neimpersonaliai, vienas susidarė su Valoj, kitas kur ten, taip, bet kartu susirinkus. O kodėl kartu? Todėl, kad kai kiti kalba bhaktai, sako, susirinkam kartu, taip dainuoja, taip baisiai dainuoja, ne, praktiškai, kai kartu žiūrėk, tai pasitaisus, ten visas pakoreguoja, kaip man čia pakoregavo, mane melodija, o taip vienas aš ten užstaukčiau. Tai va, gaunas, tai Krišna veikia per bhaktus, kaip sakant, arba darai kokią veiklą vystai, Krišna veikia per tą veiklą. Jis priima tą veiklą, kaip tu nori, bet tave pakoreguoja per kitus bhaktus, per to, kur tu bendrauji.